Varžybos buvo geros, mums labai svarbios, pasiėmėm labai svarbų taškiuką, nes manau, kad pas mus turnyrinė lentelė bus vis tiek šalia kažkas. Tai labai džiugu, kai plius 20, tai labai geros varžybos, tai mums tik į naudą. Pati pradžia buvo prastoka, 14-20, bet tada 15-0 spurtas. Kas nutiko būtent per tą atkarpą ir kiek jį lėmė šiose rungtynėse pergalę? Na, manau, pradžia kaip ir pasikartosiu, mums kaip ir ta bėdelė tokia gaunasi, kad mes išeinam pradžiai taip nesusikaupę. Todėl ir bandau užvesti komandą, kad susikaupkim nuo pat pradžių, padarykim tą, ką sutarė ir bus tas rezultatas. Kai jie tą supranta, iš karto yra rezultatas. Tai tas ir lėmė, kai biškį įsižaidėm, porą gerų metimų, laisvai pataikėm ir pabėgam. Kiek padėjo aikštės gynyba, nes varžovai tritaškių šiandien metė prastokai, pataikė 5 iš 20. Taip, mes žinom, kad jie neturi daug tų metikų, ten 2-3, tai mes taip ir rizikavom, statėm aikštę ir sakiau, tegu meta trajekus, o ne iš pakrepšio, tai pasiteisino. Ir kiek prisidėjo prie pergalės tai, kad pristabdėt Stašį, vieną geriausių žaidėjų, kol kas NKL šiandien nesužaidė geriausių rungtynių, nes visada rinkdavo dviženklį taškų, naudingumo balų skaičių, šiandien to nepavyko. Tai turbūt dėl to, kad mes turim geriausią gynėją, Paulių Semašką. Tai noriu padėkoti jam, kad irgi atidavė savo darbą ir pasikojęs neįmetė Stašys. Tai kiek džiugina būtent pačios komandos kūryba, nes 23 rezultatyvūs perdavimai ir tik 10 klaidų šiandien? Galėtų būti daugiau, aišku, rezultatyvių. Visada norisi treneriui visko daugiau ir mažiau klaidų, bet yra kaip yra, aišku. Daug dar yra taisytinų vietų, daug yra dar nesusižaidimo, neturim, kaip sakau, tų treniruočių kiekio pakankamai ir panašiai, bet turim, ką turim ir einam, kovojam, žaidžiam, kaip gaunasi, taip gaunasi. Norėtųsi visada geriau. Pats atrodot aikštėje kartais ir gana nervingas, turit ką pasakyti savo komandai, ant suolo irgi. Kas labiausiai netenkina ir ką norit gerinti ir kiek yra sunku žaisti ir treniruoti vienu metu? Taip, yra, pripažinsiu, sunku, nes emocija yra emocija, aš emocionalus žmogus, nesu tas toks kaip ramesnis, tylesnis, visada noriu išreikšti emociją. Tas yra gerai, manau. Aišku, kitiem kaip atsiliepia, ne, bet man nepatinka tas mūsų išpildymas, yra kaip sutarėm, tą patį derinį, padaryti iki galo, pastatyti užtvarą tą. Susigalvoja savo, nutraukė, todėl ir taip kyla visas nepasitenkinimas, kai trenerio neklauso, galima ir taip įsireikšti. Tai va. Bet užtat kiti treneriai yra nepatenkinti ir jie nieko negali padaryti, o jūs esate žaidžiantysis treneris, tai jeigu nepatenkintas išeinat ir viską sutvarkot, ar būna taip? Būna, kartais būna, kur reikia paduoti pasą, kur reikia tenai įmesti, taip, sužaisti, taip ir kartais reikia parodyti dar kartais. Ypač jaunimui reikia parodyti. Neužtenka pasakyti, bet reikia ir parodyti. Jie turi pajausti. Labai sunku kažką komentuoti. Labai blogos rungtynės. Labai blogos netgi. Motyvacija, psichologija. Esam kažkai labai stipriai duobėjai. Nežinau, net vaikinam sakiau visiems patiems persimastyti apie savo žaidimą, nes labai blogai visose detalėse, visose taktinėse schemose viskas užmirštama. Nežinau, ką susitarėm daryti prieš rungtynės, to neatlikom visiškai aikštelį. Tai toks ir komentaras, kaip galim laimėti tiek darant klaidų, tiek neįvykdant nei vienos užduoties aikštelį. Pradėjot gana neblogai, 20-14 ir tada atkarpa 0-15. Kas atsitiko per tą atkarpą ir ar ji buvo lemtinga šiuose rungtynėse? Aš manau, kad labai lemtinga buvo ir netgi didesnė ta buvo, man atrodo, nes mes įmetėm 2 taškus, jie dar 10 taškų mums įmetė. Tai jie pakeitė gynybą, jie pakeitė aikštelės gynybą, zoninę gynybą, tą vadinamą. Ir mes jai ruošiamės, tikrai ruošiamės vakar treniruotį, bet čia nieko neįvykdom, viską užmiršom, kas ką turi daryti, nepataikėm tų laisvų metimų ir jie galėjo pabėgti toje atkarpoje. Ir tas, manau, labai nulėmė šias rungtynės. Apie tuos laisvus metimus tikrai nemažai, tritaškių buvo gerų, bet 5 iš 28 šiandien, kur labiausiai strigot, kodėl nepavyko susimesti jų, tiesiog nesėkminga diena ar kažkokias kitokias priežastis matote? Nežinau, tas taikiklis kažkur yra nusisukęs, nes jau kelintas rungtynės nepataikom ir duodam mums varžovai mesti, laisvę metam į krepšį. Pradžiai sezono labai gerų procentų metėm, buvom pirmaujantį komandą net lygoje. Dabar tai, nežinau, nėra paaiškinimų ir atrodo visi pasiruošę laisvai, jau rankas nuleidė, nieks nebemeta į krepšį. 24 sekundės prieš 2 dienas žaidėm su Žalgiriu, tai man atrodo 6 kartus 24 sekundės buvo, net viens nuo kito nebemeta į krepšį. Tai toks, nežinau, kur čia reikia atrasti, bet čia psichologija, aš manau, labiausiai.
Varžovai šiandien ar žaidė kur kas agresyviau, ar kaip jūs aiškina, 21 bauda, jūs metė tik 9, tad dvigubai daugiau metė varžovai šiandien baudų. Tai mes neagresyviai žaidėm. Tai jeigu mes po 2 kėlinių metėm šis 0 baudų buvo, tai jokio agresyvumo, kur aš sakiau prieš rungtynės, kad agresyviau žaisti, agresyviau atakuoti, prieš mumis atakavo atvirkščiai. Tai nežinau, jie labiau norėjo pergalės. To pasirodė ir tas agresyvumas. Aišku, labai geras pataikymas buvo dar jų pirmus 2 kėlinius ypač. Kaip ir minėjote, iš pozicinio atakų, iš derinių sunkiai sekėsi kažką susikurti, derinių pabaigose, atakų pabaigose tekdavo ir 1-prieš-1 žaisti ir rinktis tokius sudėtingus metimus. Kiek trūko šiandien geresnės kūrybos ir kiek trūko Stašio, kiek tai buvo varžovų nuopelnas, kad pavyko šiek tiek pristabdyti jūsų lyderį? Nemanau, kad buvo ta gynyba kažko išskirtinė prieš jį, tai Mindaugas tiesiog nesužaidė šiandien tų rungtynių, kur visą laiką sužaidžia. Tai nežinau, ką pakomentuoti daugiau. Tai tikiuosi kitą kartą geriau sužais ir mes esame labai priklausomi nuo Mindaugo žaidimo. Tai manau, kitas rungtynės sužais geriau ir bus geriau žymiai.